Art. Tai angliškas žodis, kuris išverstas į lietuvių kalbą reiškia menas. Na, Sigma matyt nusprendė, jog jų naujieji objektyvai labai tinkami menui daryti, nes būtent šį žodį jie naudoja savo naujųjų objektyvų pavadinimuose. Čia turiu 24 mm menišką objektyvą, na ir bandysiu išsiaiškinti, ar su juo tik meną gali daryti, ar dar ir eina fotografuoti. Sveiki, čia Gytis iš fotokursai.lt. Na, o čia Sigmos 24 mm f1.4 diafragmą turintis Art serijos objektyvas. Kas jau tikrai naujuosiuose Sigmos objektyvuose žavi, tai jų dizainas. Galėčiau drąsiai teigti, jog šalia pastačius bet kokį Canon ar Nikon objektyvą, pastarieji atrodys kaip iš praėjusio amžiaus. Itin kokybiškas bei tvirtas surinkimas, pakankamai komfortabilus svoris, patogus fokuso žiedas, žavingas fokuso perjungimo mygtukas, žvilgančios objektyvo dalys ir dar tas spindinti A raidė. Šiam stiklui leidžia būti puikiu kompanjonu einant į pasimatymą. Visom panom tokį grožį išvydų seilė varvės, ypač jeigu tos panos bus seni diedai su fetiš fotoaparatams. Negana to, Sigma afišuoja, jog šie naujieji Art serijos objektyvai yra apsaugoti nuo dulkių ir lietaus. Tad net ir lietingą dieną lietuje galėsit nesukdami galvos daryti fotosesiją savo simpatijai arba savo dėdį. Na, galbūt konkrečiai šis objektyvas nebus labai tinkamas portretams fotografuoti dėl savo židinio nuotolio. Na, bet gražų peizažą tai tikrai galėsit padaryti. Iš tiesų nebejoju, jog peizažų, naktinės ir astrofotografijos mėgėjai šį objektyvą labai greitai pamėgs. Ant pilno kadro fotoaparato 24 mm duoda itin plataus kampo vaizdą, tačiau su minimaliais iškraipimais, ką paprastai tokio židinio nuotolio objektyvuose pavyksta pamatyti itin retai. Įspūdingiausias šio objektyvo optinis aspektas yra jo aštrumas. Fotografuojant peizažą, tai reikia diafragmą priverti iki f4 ir gausite kone tobulą vaizdą visose kadro dalyse. Prie f1.4 aštrumas taip pat stebinantis ir kadro centre praktiškai nesiskiria nuo to, ką gauna prie siauresnių diafragmos reikšmių. Tačiau itin siaura ryškumo zona prie f1.4 neleis šios diafragmos naudoti fotografuojant peizažus. O kur leis? Pavyzdžiui, fotografuojant portretus arba praktiškai bet kokį siužetą prie prasto apšvietimo. Nuostabu turėti galimybę padaryti šviesias plataus kampo nuotraukas vakare nesinešiojant stovo. Žinoma, profesionalių rezultatų tikėtis nereikia, vis tik ryškumo zona itin siaura, tačiau dokumentavimo tikslams rezultato daugiau nei pakaks, ypač jei nepatingėsite nuotraukas patvarkyti Photoshop. Tiesa, f1.4 sąlygoja ne tik tai itin siaurą ryškumo zoną, bet ir ganėtinai stiprų vinjetavimą. Lyginant f1.4 ir f2.8 duodamus rezultatus, skirtumas tiesiog rėžia akį. Aišku, vinjetavimą labai greitai galima pataisyti kompiuteriu, juolab, kad man asmeniškai jis apskritai net nėra didelė problema. Mano galva, vinjetė kadrui suteikia daugiau gylio, padeda žiūrovui sukoncentruoti žvilgsnį, ypač portrete. Tačiau iš technofilo perspektyvos visą laiką smagiau turėti maksimaliai kokybišką rezultatą, reikalaujantį minimalaus retušavimo. Na, kol kas šitą stiklą vien tik tai geriu, net nebereikalo. Nuotraukos, kurias su juo padarote, atrodo išties įspūdingai, tačiau ne visuomet tas nuotraukas pavyksta padaryti. Didžiausia šio objektyvo problema yra tragiškas fokuso variklis, nes Sigma visuomet garsėjo prastu fokusavimu, tačiau lėto ir dar keliais centimetrais prašaunančio fokuso aš iš šio objektyvo tikrai nesitikėjau. Fokuso greitį ir tikslumą aš paprastai testuoju išeidamas į gatvę ir fotografuodamas praeivius, stengdamasis tą daryti kaip įmanoma slapčiau ir netikėčiau. Na ir kągi jūs manote? Daugiau nei pusėje mano nuotraukų žmonės išėjo nesufokusuoti. Ilgą laiką mėgavausi tokio stiliaus fotografiją naudodamas 28 mm Sigmos fiksą ir didelių problemų su fokusu nekildavo, tačiau šis objektyvas itin dažnai šauna pro šalį. Įsivedus fokuso pataisymą situacija pagerėjo, bet lėto fokuso tas jokiu būdu neišsprendžia. Nors pala, juk tai Art objektyvas skirtas menui daryti, visai buvau pamiršęs, nes juk tikras menas tai dažniausiai būna smarkiai išplaukęs, kaip ir patys menininkai. Na dabar viskas daug aiškiau, tai reikia aklai spaudinėti fotografavimo mygtuką ir kaip mat 2/3 nuotraukų pretenduos į sekančių metų Sony Photography Awards finalistus. Na gerai, situacija iš tiesų nėra tokia labai prasta, bet be abejo fokusas galėtų būti greitesnis ir tikslesnis. Taigi, naujasis Sigmos 24 mm f1.4 diafragmos Art objektyvas yra puikus kompanjonas einant į pasimatymą, fotografuojant peizažus ar užsiimant naktinę fotografiją. Na taip, ir dar nesufokusuojant
fiksuotų menu. Mano nuomonė, trūkumų pilnas jo fokusas neatsveria tos kokybės, kurią jisai duoda fotografuojant peizažą ar kitą, labiau stacionarų siužetą. Vis tik su juo eina fotografuoti, ne tik tai meną daryti. Tad visiems besiruošiantiems vykti į močiutės tėviškį įamžinti Suvalkijos lygumų ar mėgstantiems kišti savo nosį į lauk tamsiu paros metu, šis objektyvas bus puikus pasirinkimas. Turim tai peržiūrėję visą filmuką, nes jei taip, tai nuoširdžiai siūlau užsiprenumeruoti šitą YouTube kanalą, kadangi po savaitės čia rasi naują video. Arba sek mūsų naujienas Facebook'e, ten rasi visus nurodymus, kuriuos sekdamas galėsi pamatyti mane plepantį dar ir gyvai. Ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Geeks.